Sveiki atvykę į mano kanalą. Turim čia visko to, ko mums reikės šaltibarščiam. Darysim šiandien šaltibarščius. Kumpis virtas, svogūnas čia pakepinsim su bulėm, jogurto, kefyro, grietinės, kiaušinių, agurkų ir svogūnlaiškių. Tai va, turim viską susipjaustę, kiaušinius, agurkus, svogūnus, svogūnlaiškius, burokėliai, jogurtas mūsų atidarytas, sudedam burokėlius. Dedam viską į kiaušinius. Ir dabar dedam druskos, dėsim pipirų, prieskonių kokių. Taip suvarom visą tą mūsų jogurtą ar kefyrą. Tas pats. Būtinai pipirų. Daug nereikia. Druską pasidėsim, paragausim. Sumaišom. Ir pilam būtinai šaltą vandenį iš šaldytuvo. Pilam po biškį, kad nepraskystintumėm. Druskos trūks. Ir įpilam dėl skonio grietinės. Tai va, mūsų šaltibarščiai paruošti. Yra suragauti, labai skanūs gauti. Ir dabar metam, šaunam į šaldytuvą. Taip, čia mes kepsim svogūnus. Ir mėsytę. Įgulam kaip svogūnai biškį. Pasūdam. O čia dėsim bulves. Mūsų vanduo verda. Dedam bulves. Įverdam. Bulves mūsų verda. Normaliai. Svogūnai apkepė biškį. Sukratėsim kumpį. Arba lašinukai tinka. Apkepsim ir maišysim. Na, mūsų mėsytė su svogūnais pakepė, bulves išveriam. Einam sukt bulves. Na, o dabar sukratom viską, visus pirjus, svogūnus į bulves. Išmaišom ir einam serviruoti. Prašau mūsų bulvikės. Nu va, turim mūsų šaltibarščius ir mūsų bulvikės. Kabinam bulvikę ir šaltus šaltibarščius. Pasaka. Visiems skanaus ir iki sekančių.